Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kaip visada kalbam apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir tikrai geri vadovai, nepaisant periodo, ta prasme, aš žinau, kad kai kurie iš jūsų žiūrėsite tai galbūt ir po metų, galbūt ir sausio mėnesį ir ką, bet aš žinau, kad kai kurie iš jūsų netgi pažadėjote savo pasižiūrėti dar šiais metais. Tai žinot, jeigu pradėjote žiūrėti, aš noriu jūs atpalaiduoti. Nebežiūrėkit. Paskui pažiūrėsit. Nes šitą laikotarpį iki metų pabaigos daugelis žmonių tiesiog išgyventi reikia. Ir viskas. Ir gali būti taip, kad jūs irgi iš tų žmonių, kurias tiesiog reikia išgyventi šitą laikotarpį, iki kol jisai baigsis. Nes mesgi, visi vadovai, vadybininkai turime tą savo tokį susigalvotą, laiko ribą, iki kurios reikia viską suspėti. Ir visi puikiai žinome, kad visko vis tiek nesuspėsime iki tos ribos. Ir dėl to paskui save įvarome į stresiuką, švelniai tariant, į kampuką, iš kurio paskui išeidinėjom per visas šventes. Kai kuriem pavyksta, kai kuriem ne. Daugeliu ne. Tai žodžiu, linkiu ramybės tam tikros šitoje vietoje, bet jeigu vis dėlto žiūrit toliau, tai labai kviečiu surasti mūsų Facebook'o Boso valandos grupėje, LinkedIn'o Boso valandos grupėje, ir šiaip žodžiu, Google'as visagalis. Ačiū. Šiandien mano svečias yra Rytis Juozapavičius. Ryti, kas tu toks? Labai šio klausimo gerbėjas. Kaip gerai. Tai, nes iš esmės su to klausimu aš gyvenu daugybę metų, kas aš esu, nukreiptas savo. Ir atrandu, kaip šio klausimo puoselėjimas, jisai padeda būti aiškesniam ir geriau atlikti savo darbą. Vienas mano mokytojas, meistras Subongas, plaukiojo laivelyje aplink Laisvės statulą New York'e kaip turistas. Ir ten buvo žurnalistai, kaip jūs gal maždaug su kamera, jie tiesiog klausinėjo keliaujančių laivelių patyrimų. Ir priėjo prie Subongo, jis taip keistai apsirengęs, irgi plika galva maždaug kaip mūdviejų. Ir žurnalistas sako, sveiki, aš esu iš televizijos, noriu paklausti jūsų keletą klausimų. Ir ten tą mikrofoną pasiruošęs pateikti jau Subongui, o tas sako, atsiprašau, o kas jūs esate? Aš žurnalistas, sako, aš iš televizijos. Iš televizijos. Aš esu Polas, aš žurnalistas. Aš sako, suprantu, Polai, tai tavo vardas ir suprantu, kad tu žurnalistas, bet aš klausiu, kas tu iš tikrųjų esi? Ir žurnalistas, operatorius sako, išjunk kamerą. Ir tai istorija apie tai, kas tu esi. Tai mano patirtis, kad tai yra labai stiprus klausimas. Toks mano zen stiliaus atsakymas būtų, sėdžiu čia, kalbu su tavimi. Ok. Tau pavyksta tas, aš taip paprovokuosiu šiek tiek, kiek tu iš tiesų sėdi čia ir kalbi su manim? Tu ką tik pasakei, kiek tu iš tiesų sėdi čia, kalbi su manimi. Ok, kitaip sakant, tu bent jau esi tikras tuo, kad girdi mane, ne? Atrodo. Taip pat. Tavo galva plika. Ok, labai gerai. O vis dėlto, jeigu mes pabandytumėm būti, kadangi esame viešoje vietoje su tavimi ir viešame dėmesio centre, tam tikrai grupiai žmonių, ir jeigu jie norėtų suprasti, kas tu, kaip tu jam galėtum padėti? Klausčiau, kaip aš galiu padėti. Tai aš prisistatau kaip fasilitatorius. Tas mandras žodis, nuo latiniško facilitas - palengvinti. Lietuvių vartoja žodį moderatorius, moderatė latiniškai silpninti. Bet su suaugusiais nereikia silpninti ir taip ten kartais būna, kad nėra labai daug tos energijos. Tiesiog tu palengvini. Tai aš talkinu įvairiose augimo projektuose, mano partneriai, amerikiečių kilmės tarptautinė kompanija Franklin Covey, tai tokių kaip aš turi 150 000 visam pasaulyje. Taip pat aš esu toks individualus komunikacijos kaučas, kuris padeda lyderiams pasakyti geresnę kalbą, tiksliau papasakoti geresnę istoriją, kuri visus sutelkia, uždega, motyvuoja, veda į priekį. Tu užkabinai istoriją, aš prisipažinsiu, aš labiausiai norėjau su tim kalbėti, prie ko mes tikrai prieisim, tikiuosi labai greitai, tai yra apie tam tikrą būtent mindfulness, aš net nežinau, tu man padėsi suvokti, kas tai yra, tema, bet prieš tai, kol prie jos peršoksiu, tu užsiminė apie istorijas ir man atrodo, tai irgi truputėlį svarbu, nes sunku yra papasakoti istoriją, jeigu tu jos tarsi nesuvoki savęs toje istorijoje, jeigu tu nesuvoki, kokia jinai yra svarbi tau ta istorija, labai sunku papasakoti iš tiesų istoriją, bet mūsų kultūroje pasakoti istorijas yra nepriimta. Ta prasme, mes nemokam pasakoti istorijų. O kaip išmokti? Ir nelabai pasakoja. Pavyzdžiui, dauguma konferencijų, tu pats pastebėjai, retai pasakoja istorijas pranešėjai. Jie pateikia labai daug duomenų, galbūt netikėtų, bet
retas įsitraukia į istorijos pasakojimą. Ir istorijos pasakojimai ne tiek, kad reikia mokėti pasakoti istoriją, nes mes nuo vaikystės mokam, gyveno 3 paršiukai, ten pasirodė vilkas, nif-nifas, nuf-nufas, naf-nafas, statė namelius ir taip toliau. Tas situacija, komplikacija, tomazga, tas mes žinom. Mano dukra šiandien 30 minučių važiuojant mašina kamštėje pasakojo man istoriją, kuri neturėjo jokios dramaturginės eigos, bet jinai buvo tiesiog laisvos minčių srautas, man žiauriai patiko. Jo, ir dažniausiai ten yra situacija, komplikacija, atomazga. Taip pat ir dauguma mūsų sapnų. Yra tas žmogui būdinga spręsti problemas istorijos, to naratyvo formą. Bet tam, kad tu pasakotum istorijas, tu turi pastebėti. Ne tik reikia mokėti pasitelkti pasakotų įgūdžius, bet atrasti turinį, ką pasakoti. Kaip jie atrasti? Tai irgi atidžiai žiūrint. Nes pirmą, dažniausiai lyderiai nori kažką tokio pristatyti savo bendruomeniai. Viziją, uždegti, motyvuoti, įtikinti, išmokyti. Ir labai svarbu sugebėti atrasti tinkamus elgesio pavyzdžius ir papasakoti juos. Na, pavyzdžiui, kaip tai daroma. Tarkim, jeigu tu susiduri su organizacija, kuri labai tokia energinga, stiprus pardavėjai, ir patenki į Kauno Žalgirio areną su tipiška situacija, kai prie vyrų ir moterų tualetų, kai daug žmonių yra, ten, tarkim, 300, yra žiauriai skirtingos diskriminuojančios eilės. Prie moterų yra žeminanti eilė, tarkim, iš 30 ponių, o prie vyrų tuščia. Ir tai yra neteisinga. Ir kažkaip mes ten buvome ir esmė, kad iš tų pažemintų lyderių eilės 2 moterys jos ėmė ir nuėjo į vyrų tualetą. Tiesiog jos praėjo pro tos vyrukus, nes ten erdvė vyrų tualetų yra ten tokia jų kūrybiška erdvė ir yra kabinos. Pisuaro erdvė, priminsiu, kūrybiška erdvė. Tai jos tiesiog nuėjo tenai. Tokiu būdu drastiškai išspręsdamos tą problemą. Ir suprantu, kad joms tai nebuvo pats patogiausias žygis, bet jos tiesiog tą padarė. Visų akivaizdoje. Ir kai tu tokį dalyką atkreipi ir papasakoji visiems, ir visi juokiasi ir priima tą, kad pirmas dalykas, neteisinga situacija, ją reikia keisti. Antras dalykas, mes esam tokia organizacija, kur proaktyvumas, toks gebėjimas čia ir dabar imti ir sutvarkyti reikalus yra gyvas. Tai faktiškai istorijų pasakojime sudėtingiausia yra pastebėti tuos dalykus, kurie turi vertę. Ir toliau, jeigu tu koketiškai papasakoji, nes, pavyzdžiui, koketiškas papasakojimas yra kažkokios detalės netikėtos pateikimas arba situacijos, jisai sukelia juoką arba nustebimą, kas leidžia išskirti daugiau adrenalino smegenyse ir geriau prisimenamas tas epizodas, dažniausiai susijęs su meistriškumu kažkokio. Ir čia, aš man atrodo, mes nueisim neužilgo prie to paties mindfulness, koks tu turi būti, kad pastebėtum? Tai tavo vidinė kelias, būsena tavo, kokia turi būti, kad tu pastebėtum tuos niuansus, iš kurių gimsta istorijos. Koks turi būti? Keli niuansai. Tai viena vertus vertinantys žmonės, kita vertus tuščias. Pirma, vertinantys žmonės. Ką tai reiškia? Tiesiog, kaip čia pasakius, tikėt, numatyt, kad tavo komandoje yra puikių žmonių. Tikėt, kad yra... Tai vertinimas šiuo atveju yra pozityvus vertinimas. Jo, pozityvus įvertinimas. Teigiamas įvertinimas. Tas matymas iš šviesiosios pusės. Mes labai dažnai matom, kai lyderiai, jie užsiciklinę tik tai ant to, ko nepadarėjai. Kartais mes šnekamės tokį, pristatau faktą iš vadybos literatūros, kad laiminčios komandos gauna 5 kartus daugiau teigiamojo grįžtamojo ryšio negu netokios efektyvios. Ir dažnai reakcija būna vadovo, tai natūralu, tai jos dėl to ir laimi. Ir tas sakom, bet o jūs negalite padaryti, kad komanda laimėtų? Vis tiek jie gali kažką padaryti geriau šiandien, negu padarė vakar. Ar tą sunku pastebėti? Va tokio tikėjimo žmogum, gebėjimo įžiūrėti gerą dalyką ir tikslingai to ieškoti žmogui. Viena. Antra, turi būti gan tuščia galvis gerąją prasme, kad negalvot kažką nuolat viduje, bet tiesiog matyti, kas vyksta prieš akis. Kaip galima nustoti nuolat galvoti? Ne, žinau, kur mes visi einam dabar, bet mes turbūt visi sutiksime, kad tai yra problema. Ir aš nepaisant irgi, aš turiu individualių klientų, su kuriems irgi padedu, spręsti tam tikrus vadybinius klausimus, galbūt lyderystės klausimus, bet šiandien naktį aš pabudau po 2:15 ir iki po 5, 20 ar kažkiek, arba iki 5, kaip minėjau, aš, sukau galvoje krūvą istorijų.
Ir aš tau sakydavau, reikia užsirašytas istorijas arba mintis tam, kad jos išeitų iš galvos, padėtum ten. Bet man nepavyko sustabdyti šito viso srauto. Dėl masės priežasčių tikriausiai, bet nepavyko. Ir tai yra ta būsena, kurioje, sakykime taip, tai yra nuolatinė vadovo būsena arba atsakingo žmogaus būsena, kaip jisai mano, kad tokia tik tai ir gali būti, kada pastoviai galvoje sukasi problemos, netgi dažniau negu jų sprendimai. Kaip sustabdyti? Kaip tuštumą sukurti šitoje vietoje? Jo, tai mes galim pasitelkti paratybas paprastas. Tai jos įvairiai gali vadintis, bet paprasčiausios kvėpavimo stebėjimų grįstos pratybos gali padėti. Aš pradėjau tą daryti, būdamas žurnalistu, dirbau tokį darbą, kaip pats ir žiauriai bijojau. Tiesiog, nežinau, būdamas 20 kelių ten metų, aš vesdavau laidas su nuomonės lyderiais apie klausimus, apie kuriuos aš tikrai žinojau ne tik 100% to, ką žinojo jie, mažo to diskusija turėjo vykti. Ir šiuo atveju aš paklausiau savo mokytojo zedmeistro Vubongo, sakau, aš žiauriai bijau, ką jūs patartumėt? Klausk, iš kur kyla ta baimė. Ir stebėdamas savo kvėpavimą ir puoselėdamas tą klausimą, iš kur kyla baimė, toks tarsi tu nukreipęs savo dėmesį į tos baimės šaltinį, tu tiesiog dirbi savo darbą. Ir man tada jau pasirodė, kad jo, taip, aš jaučiu, kad mano širdis plaka, bet vis tiek popierius su keliais užkabinančiais žodžiais prieš mane, stiklinė su vandeniu, tie žmonės, taip pat girdžiu, ką jie sako. Ir tu tiesiog įsitrauki, tu esi. Faktiškai apibrėžimas to mindfulness, arba nežinau, kaip lietuviškai ginčijamasi, kuris terminas būtų geresnis, įsisąmonintas dėmesingumas, atida trumpesnis, bet mindfulness populiarumo dėliai, tai yra gebėjimas reguliuoti dėmesį tikslingai su smalsumu, atvirumu, priėmimu. Ir kai tu, nesvarbu ką patiri, ir irgi nemiegojęs ar daug minčių, tiesiog tu nukreipi dėmesį į kvėpavimą. Ir tiesiog tik stebi tą kvėpavimą. Pavyzdžiui, pradžiai, kaip pati pradžia. Plaučiai prisipildo oro, išeina laisvai. Dar jeigu jungsi tokį dalyką, kad tu įtrauki pilvo raumenis, jie paspaudžia žarnyną ir pastumia diafragmą, tu dirbtinai prailgini iškvėpimą, toksai atsiranda papildomas paspaudimas. Šis pilvo raumenų paspaudimas į žarnyną kuria natūralią nejautrą. Santariškių skausmo klinikose jie taip moko pacientus, kuriems skauda. Tai faktiškai, jeigu tu taip kvėpuoji, tokiu būdu iškvėpimas maždaug 2x ilgesnis negu įkvėpimas, be pastangų įkvėpi, be pastangų iškvėpi ir prailgini iškvėpimą įtraukdamas pilvo raumenis, spausdamas žarnyną, keldamas diafragmą ir stebi tą kvėpavimą. Tiesiog stebi kvėpavimą. Panašiai kaip Jono Biliūno pasakoja Laimės žiburys, kai tau tiesiog reikia žiūrėti Laimės žiburį. Tada kalbina pamėklė. Biudžetas, sako, biudžetas, atsisuk. Bet tu dažnai, kad atsuksi, pavirsi į akmenį, tu vis tiek žiūri į tą Laimės žiburį. Ironiška, kad aš šią metaforą Vilniaus Zen centre, kadangi ten esu instruktorius meditacijos, pasakoju vienai merginai, jinai sako, man sako, žinot, aš esu Biliūno anūkė. Tai Biliūno anūkė irgi tą papasakojo, bet tai yra tokia lietuviška metafora. Tu tiesiog grįžti prie to kvėpavimo stebėjimo ir skaičiavimo jo iki 10. Gali tiesiog stebėti kvėpavimą, bet tai yra truputį sudėtinga, tai mes rekomenduojam tiesiog skaičiuoti kvėpavimą iki 10. Įkvėpi, iškvėpi 1, įkvėpi, iškvėpi 2 ir viskas. Ir tai veikia kaip savaiminis procesas. Aš net tiesą sakant nesuprantu, kaip veikia. Daugiau dabar bando paaiškinti, prijungia elektrodus, ten smegenų bangas matuoja, gauna grafikus, bet tai veikia savaime. Tiesiog žmonės atrado, kad tas kvėpavimo stebėjimas, jisai veikia. Sekundėlę, aš tabiškai sustabdysiu, sustabdysiu tam, kad pasiūlyčiau visiems tiems, kurie seniai galvojate, kad tą reikėtų daryti, padaryti labai paprastą veiksmą. Tai yra tiesiog tą pelytę nuvesti keletą minučių atgal, manau, kokias 4,5 minutės atgal ir pasileiskite iš naujo, nes rytis labai detaliai ir paprastai parodo, kaip tai veikia ir kaip metodiškai, kaip tą galima realizuoti. Tai yra tiesiog pamokėlė tokia ir jinai pakankamai vizuali, nes jisai tą rodo ant savęs irgi. Tie, kurie klauso, dabar nežiūrit, pagalvokite apie tai, kad verta pasižiūrėti. Gal man pakartot? Aš manau, kad jie pasikartos patys. Šiuo atveju technologijos yra dėkingas dalykas. Ir dabar mes grįžkime prie to dalyko, nes mes čia kalbam šitoj
laidoj, ne laidoj, web seminarė, ne web seminarė, reiškia, mes kalbam apie tai, kas aš bandau atrasti kažką, ko mes galim padėti tiem vadovam, kurie žiūri, kad jiem būtų lengviau, o lengviau tam, kad jie būtų efektyvesni. Nes šiaip prisipažinsiu, labai atsiprašau, žinau, kad man nelabai ten rūpi, ar jums ten lengva ar sunku. Man šiuo atveju svarbiau yra, kiek mes esame efektyvūs, kiek gebame savo padaryti darbą tinkamai, tam, kad būtų sukurta tinkama vertė. Ir kaip man šita praktika gali padėti, aš daugiau mažiau įsivaizduoju. Bet aš dabar įsivaizduoju, žinai, ofisinį gyvenimą, open offices. Ten sėdi vadovas ir jam biudžetas, balansas, konkurentas, darbuotojas, kurį ką tik priėmiau iš darbo, jisai po 3 dienų išėjo ir niekam nieko nepasakęs, kas yra dažna praktika pastaruoju metu. Arba tau kritinėje situacijoje reikalingas yra darbuotojas, kuris neateina pas tai darbo pokalbį, kas irgi yra dažnai Tai kaip aš čia dabar, tai ką man dabar čia atsisėsti vidury ofiso ir pradėti čia dabar, reiškia, praktikuoti kvėpavimo meditaciją? Taip, daug organizacijų ir taip daro. Ir mačiau ne vieną kalbėtoją, kuris sakė, kad jie pasiekė geresnių verslo rezultatų, pasitelkė mindfulness technikas. Girdėjau istoriją, kad vieno gėrimų gamintojo organizacijoje jie taip tą kultūrą sukūrė, kad net prieš kiekvieną pasitarimą, prieš kiekvieną susirinkimą jie minutę kitą stebi savo kvėpavimą. Lietuvoje puikiai lyderė Ramunė Danilevičiūtė iš Kaune įsikūrusio IKEA pirkimų padalinio personalo lyderė, jinai sugebėjo su savo komanda berods pusę metų tą daryti kontoroje vidury dienos ir pamatavo, kad sumažėjo streso lygis. Tai šiuo atveju tai yra žemo biudžeto užsiėmimas. Sėdik, mes čia galėtume likusią dalį su tavim praktikuoti ir pasitelkti taip pat mūsų žiūrovus. Tam, tai žinai, tu sėdi tiesiai kontoroje, tu viso labo stebi savo kvėpavimą ir tu dirbi su savo dėmesio valdymu. Tiesiog sugrąžini savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo. Visa kita vyksta savaime panašiai kaip gyja žaizda. Tu įsipjauni, tiesiog palieki ją, jinai gyja pati. Taip pat veikia žmogaus protas. Tas kvėpavimo stebėjimas. Maža to, tas duoda pašalinius poveikius. Tai dokumentavo Google knygoje Search Inside Yourself. Beje, pasitelkė zenmeistrą Normaną Fisherį. Irgi jie kūrė tą programą. Jie atrado, inžinieriai, kad praktikuodami tokį dalyką, jie viena vertus tampa ramesni. Ramesnis vadovas, vadovė jau labai gerai. Ramesnis. Taip, ramesnis. Taip, jau geriau. Antras dalykas, kai tu esi ramesnis, tavo staiga pasidaro kažkas aišku. Pasidaro aišku, kad čia parašyta. Tu pradedi matyti tokius dalykus, kurie dėl gausybės tavo minčių, tu nematai to, kas prieš akis. Tu nematai to, kas dega. Tu pradedi geriau supras, kokie yra tavo prioritetai. Tai jo, mums svarbiausia pritraukti 90 naujų klientų. Viskas. Visa kita nesvarbu. Tu pradedi matyti, kas yra svarbiausia tavo verslo valdyme. Dar pašalinis efektas yra, kadangi tampi tuščias, tu geriau susijungi su kitais žmonėmis. Tas vidinis monologas tavo galvoje liaunasi ir kai tu klausai kito žmogaus, tu jį girdi. Ir susijungi su juo. Jo, tai tokie, kaip čia, netikėtai pašaliniai efektai. Šiaip tai dažniausiai žmonės to griebėsi stresui valdyti, bet jis taip pat padeda geriau susitelkti ir geriau kurti santykius su kitais. Pašalinis efektas. Fantastiškas pašalinis efektas. Visi tą žino. Taip. Ir tiek nedaug daro. Nes žiauriai nuobodu. A ne? Taip. Bet čia vienintelė priežastis, kad minutę laiko išsėdėti yra nuobodu, come on, negali būti. Lenkijoje, aš nemoku lenkiškai, bet Zen akronimą lenkiškai lenkai pravardžiuoja nuobodulio entuziastų klubas. Nes grupė žmonių, kurie susėda ir visą dieną sėdi, žiūri į grindis, iš šalies tai atrodo tiesiog, žiauriai nuobodu. Ne, bet mes nekalbame apie visą dieną ir mes nekalbame apie tai, kad būtinai reikia būti zen budistų, arba šiaip budistų, ar būtina būti. Nebūtina. Iš vis šis dalykas yra atviras visiems. Tik tai kai kurie ypatingai entuziastingai nuobodžiauja, jie prisistato kaip budistai. Tai jeigu labai žiauriai patinka, tai tada, kaip ir joga, pavyzdžiui, jeigu tu labai daug ten lankstai sąnarius, tai tu jogas, ar ne? Tai jeigu labai daug tyliai sėdi, tai tu budistas. Tai čia, aš rimtai, tai... Aš dabar ką tik sužinojau, kas yra budistai. Taip, jo. Jo, tai yra tokia pat, aš nelaikyčiau to religija, tai yra tiesiog toks proto valdymas.
Tai jo, visa paslaptis yra ta, kad žmonės kartais tą entuziastingai praktikuoja, kai jie patiria sunkumų, pavyzdžiui, kai jie turi blogų jausmų arba šiaip rimtų iššūkių. Jie turi, kančia juos motyvuoja daryti tą, bet kai pasijunti truputį geriau, galvoju, o gal aš Facebook'e geriau pažiūrėsiu. Nes vis tiek, jeigu taip ramiai čia sėdžiu, tylu, nu tai va, Facebookas. Tai nuobodulys gąsdina dėl to, kad tu lieki vienas su savim, ar dėl ko? Tiesa, mano įspūdis 10% vadovų, kiek aš esu bandęs įvairiose grupėse, mačiau gal kokių kelių šimtų žmonių patirtį per įvairias organizacijas, 10% tiesiog nemėgsta to. Tiesiog jiem darosi nemalonu dėl to, ką jie pradeda matyti, kas kyla juose. Aš ne psichologas ir ne psichoterapeutas. Jo, tai kaip čia... Iš savo patirties aš žinau, kad jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, psichikos sutrikimų, tai mes jam ir nepatariam medituoti. Tu nežinai, koks tas demonas gali išvesti. Bet jeigu tu esi visiškai sveikas, kaip čia pavadinkim, gali būti vienas ir iš viso kažkas yra pasakęs, kad dauguma žmonijos problemų kyla iš to, kad žmogus negali 10 minučių ramiai pasėdėti vienas. Jis vis kažką daro, bet jeigu tu gali būti vienas ir visai gerai jautiesi, tai yra visiškai įmanoma. Žiūrėkite, jeigu mes taip, tarsi, žinai, normaliai skambėtų tokia rekomendacija, žinot, pasižiūrėkit, pagalvokit ir pradėkite tą taikyti. Ir žmonės dėl masės priežasčių, galbūt dėl psichologinių nesugebėjimo būti savim vienu, galbūt dėl nuobodulio paniško, arba dar dėl kažko, dėl gėdos kažkokios mistinės, reiškia, jie vis to niekaip nepradeda, bet įsivaizduokim, aš esu įmonės vadovas ir tave, reiškia, paskambinus, kurį girdėjau, tu čia, žinai, galėtum mums padėti biškutuką sutvarkyti reikalų čia, žinai, mes turim, reiškia, esam šiek tiek, reiškia, perdegę, šiek tiek, reiškia, pavargę, kažką, žinai, girdėjom, kad tu, žinai, gali mums padėti. Taip, lengvai. Jo, ir aš tada sakai, jo, taip, lengvai, žinai, aš sakau, a ne, nu tai gerai, tai atvažiuok, žinai. Taip. Nu ir tu atvažiuoji. Ir ką tu su manim darysi, su mus visais? Kaip tai atrodys? Tai aš, jeigu labai smarkiai pervedžiu, labai raiškiai pasakoju apie tą perdegimą, aš taip pajutau, kad reikia dienos atsiskyrimo, galima pradėti nuo. Tai tiesiog, jeigu žmonės, pavyzdžiui, sugebėtų tyloje, na aišku, vis tiek galima švelniai pristatyti tą meditaciją. Aš prisipažinsiu, kadangi mano patirtis yra iš zen bendruomenės, kurie daug sėdi, tai mes taip tiesiog panarinam žmogui tą sėdėjimą, bet galima švelniai tą pristatyti. Tai pavyzdžiui, vien tik tai sugebėjimas pabūti tyloje su savimi, stebint savo kvėpavimą švelniai. Tos mintys kyla, bet tiesiog sugrąžini dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo. 10 minučių, valandą, 2, 3, pavalgom. Dėmesingai 4, 5, 6, 7. Tu baigi laimingesnis. O rytoj grįžti atgal į darbą? Jo, dažniausiai esi jo. Taip, aš kadangi, nežinau, 25 metai, kiekvienais metais būna 3-4 atsiskyrimai. Tai lygiai taip pat, kaip ir tu, aš stengiuosi iš visų jėgų ten kurti vertę, konsultuoti, dar kažką padaryti. Ir kai tu patenki į šeštadienio ryte atsiskyrimą, tai iš pradžių tavo galvoja toks kelių roko grupių, dažniausiai, pavyzdžiui, kokių 5 roko grupių, kurios groja vienu metu skirtingos stiliaus muzikas koncertas. Bet jeigu tu tiesiog sutelki dėmesį, jisai rimsta, ten lieka viena grupė, paskui pakeičia muziką, daugiau klavišinių atsiranda. Ir paskui tyla. Jo, ir tyla. Ir tai, nežinau, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad maždaug valandos 40 reikia tokio ir tu tiesiog pajunti, kaip tu tampi laimingesnis. Žiūrėk, Rytai, aš nežinau mūsų auditorijos dydžio. Tai varijuoja. Skirtingos laidos, skirtingi susitikimai sulaukia skirtingo dėmesio, bet jeigu įsivaizduok dabar, tu turėtum, nežinau, billboardą tokį didelį kažkur autostradoje Kaunas Klaipėda ir jį galėtų pamatyti 100 000 Lietuvos žmonių. Kokią tu žinutę norėtum jiems nusiųsti? Kai vairuoji, tik vairuok. Kai dirbi, tik dirbk. Taip. Kai mėgi, mėgok. Kai myli, mylėk. Kai valgai, valgyk. Jo, tai skamba kaip klišė, bet... Ne, aš tai visai rimtai. Aš neironizuoju iš to. Na gerai. Aš rimtai manau, kad tame yra jėga didžiulė. Mano mokytojas Zemesas Sunksanas, kai pradėjo mokyti Jungtinėse Amerikos valstijose, jis prastai šnekėjo angliškai. Jis kartojo šitą. Kai tu valgai, tik valgyk. Kai skaitai, tik skaityk. Ir sykį sėdi virtuvėje ir valgo kukurūzų dribsnius ir skaito.
Ir jo mokinys pamatė tą iš už kampo ir jis pagalvojo, po 100 mes turim lyderio patikimumo krizę. Jisgi mokė, kad kai skaityk, tik skaityk, o kai valgai, tik valgyk. Ir kas čia dabar vyksta? Ir įsižiūrės ir išlindo. Mokytojau, ką? Tai kaip čia taip yra? Kas yra? Nu, ką jūs darot? Sakot, ką darau? Jūsgi mokėt, kai skaitai, tik skaityk, kai valgai, tik valgyk. O jūs ką darot? O ką aš darau? Jūs valgot ir skaitot. Tai žinoma, kai valgai ir skaitai, tik valgai ir skaitai. Rytis Juozapavičius, ačiū tau labai, Ryti, ačiū Jums už dėmesį. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir aš visai ne juokais, žinokit, žmonės gerieji. Manau, kad čia yra iš tiesų labai geras laikas šitą laidą atsisukti ir pasižiūrėti dar kartą. Nes Rytis kažkaip taip moka pasakoti, žinot, man ramiau. Rimtai, man ramiau. Ačiū, Ryti. Ačiū, Sauliu. Sėkmės visiems, gero laiko, gerų švenčių ir pasimatysim kitą kartą.